Kukučio šou. Taip, mano šou. Taigi šiandien rodysime juokingus vaizdelius. Manau, jums bus juokinga. Taigi, pradedame pirmą vaizdelį. Nagi, ateik, stripinėtoja. Ateinu. Ai, a kur tu? Aš čia. Kur čia? Čia, kur čia? Čia, kur čia? Aš tavęs nematau. Teks slėpti. Tai kaip aukštai. Va, dabar tave matau. Įkritau. Ką sakei? Įkritau. Ką sakei? Sakau, įkritau. Ar tu negirdi? Tu ateisiu. Jipt. Kur tu ten? O, tu gražu. Sniegelė. Ką? Ištrauk mus. Gerai. Dogutė, ateik. Ne, filmuoju laidą. Darko. Eik skraidūnė. Ar draugai pateko? Stripinėtoja, bandyk išlįsti. Na va, kaip būna. Iššokau. O tau kaip ten sekasi? Aš nežinau, labai tamsu. Kažkaip bandyk ropštis, juk tu šeškas. Hei, nulipsiu. Nagi, bandyk, aš nulipsiu, kad tau būtų daugiau vietos. Žiūrėkit, jūs pats nuskrido. O kaip jūs nuskrido? Kaip? Kas? Kada? Na gerai. Eime, suvalgysim ledų. Taip, tikrai, aš mėgstu karamelinius. Aha. Kodėl aš šiandieną taip krentu? Na štai, matėte, stripinėtojos, skraiduolės, žirutės ir sniegelės. Tokius juokingus vaizdelius. Pažiūrėkime, ką mums kiti parodys. Ar norėsite dar žiūrėti? Taigi, na, pažiūrėkime, ką darys bežionėlė ir Minka Manta. Žiūrėk, kūrinė, tai, mes kartu bežionės? Aha, aš ne šimpanzė, kvailelė. Tu mergaitė? Man nemoki daryti viską kaip aš? Ai, tu kvaila. Tai tu kvaila. Ar tau viskas gerai? Tai ne. Nu gerai, ir einu. Palauk, išgelbėk mane. Nekenčiu tavęs. Išeinu. Prašau, aš įstrigau ir susilaužiau. Viskas. O tai kaipgi aš? Štai, matėte, Minkos ir bežionėlės juokelį. Taigi, dabar rodysime taip pat labai juokingą vaizdelį. Taigi, pažiūrėkime. Taip. Koks slidus ledas. Labas, stripinėtoja. Ačiū. O, ledas tai nekoks. Niekas neleis man įveikti ledo. Aš juk stripinėtoja, aš viską įveikiau. Nu va, sakiau, kad taip ir bus. Darko, pašnekėk čia toliau. Ir taip visada. Kodėl visada užsimuša mažiausiai? Tai va, toks jau gyvenimas, pikliuk, toks jau gyvenimas. Tai va. Štai, matėte, stripinėtojas
ir labai gražus pupuliukau. Aha, taip manęs. Eik nuo krano, dink, nušlovykit. Su kuo? Nu paimkit su rankom, su kempinė. Su kokia dar kempinė? Atleiskit už trukdžius. Dabar matykite paskutinį labai juokingą dalyką, kuris atrodo nematomas, bet yra matomas. Kas čia dabar? O kaip aš čia nepamačiau? O, jo nebėra tu. Kas čia dabar vyksta? Pasimatyk. Au. Nagi. Palaukit. Nagi, ar tave gal paskraidinti oro linijomis pačiomis geriausiomis? Ką, stripinėtoja? Ne, aš pareisiu peškomis. Bežionė, pirmą kartą nereikia užsikabinti už čia? Nesėskis. Ir skrendu. Bežionė, kiek tu sveri? Gal 40. Bežionė, ko tu valgai? Nu, aš bežionė valgau bananų. Eik, ko tu su savo tais bananais pareisi pats. Kodėl visi atstumė? Dėl to, kad aš valgau bananus. Ir štai, matėte paskutinį. Bežionėlės ir skraidūnės juokelis. Taigi, tikiuosi, kad jums patiko. Ir rašykite į komentarus, kuris juokelis jums labiausiai patiko. Taigi, pirmasis juokelis buvo su gražiaja pūkute, su stripinėtoja ir kuo ten dar buvo? Su kuo ten sakė? Ką? Ai, nesvarbu. Gerai, nebalsuok.